Pasirinkimas išvykti į kitą šalį padirbėti nebuvo toks ilgai apmąstytas, galvotas, kad man reikėtų. Tiesiog aš turėjau darbą, kuris man labai patiko. Mes su draugėm įsigijome bilietus ir išvykome vasarą į Maltą. Įsidarbinti pavyko ganėtinai greitai, jau 3 dieną aš turėjau darbą, tiesiog nuėjau vieną restoraną ir jiem tiesiog tuo metu reikėjo žmogaus. Taip aš radau darbą. Sunkumai buvo tiek, kad reikia priprasti prie kitokios kultūros, kitokių bendravimo ypatumų ir kaip ir daugiau nieko. Tiesiog reikia nusiteikti, suvokti, kad tu atvažiavai ir išvažiuosi iš to šalies. Daugiausia Lietuvos piliečiai dirba Anglijoje, Airijoje, Vokietijoje ir Norvegijoje. Lietuviai dirba įvairius darbus, tačiau didžiausias galimybės įsidarbinti turi gydytojai, slaugai, informacinių technologijų specialistai, kvalifikuoti statybos darbuotojai ir automobilių mechanikai. Pirmiausia, asmuo norintis dirbti kitoje šalyje turi žinoti anglų kalbą arba tos kitos šalies kalbą, pasitikrinti, ar jo profesija, diplomas bus pripažinti kitoje šalyje. Asmuo, nuvykęs gyventi į kitą ES šalį, turi deklaruoti gyvenamąją vietą ir gauti to šalies socialinio draudimo numerį. Norintis įsidarbinti kitoje ES šalyje, gali kreiptis į EURES tinklą. Kultūrinis skirtumas yra labai didelis. Maltiečiai turi daug arabiško kraujo, jie yra karšti, emocingi, jie rėžia tiesiai šviesiai nematuodami, galbūt jie tave įžeis. Stebinantis dalykas buvo tas, kad jie gali pro tave praeiti ir nesisveikinti, nors tu pažįsti tą žmogų ir po to, po 5 minučių ar po valandos jie pasakys tau labas. Tai labai stebina. Problema bet kurioje šalyje didžiausia yra apgyvendinimas ir atlyginimas. Žmonės, kurie dirba Maltoje, jie atlyginimą gauna kas savaitę ar kas 2, o yra tokių atvejų, kur, tarkime, tu dirbi mėnesį ir tau nesumoka atlyginimo ir tau parodo duris. Geriausia, aišku, su būstu būsto paiešką pradėti iš anksto, dar prieš atvykstant. Diskriminacijos nepajutau, tik tai tokį didelį susidomėjimą, kad esu kitokia, kad netrodau kaip vietiniai žmonės, nors ten yra daug anglų, kurie yra aukšti ir iš šviesos odos. Susižavėjimas jis tikrai buvo ir žmonės klausdavo, iš kur aš. Tikrai nepajaučiau jokio priešiškumo, kad esu kitokia negu jie. Pirmiausia, turi būti užtikrinama teisė nebūti diskriminuojamam ir ES piliečiai dirbantis vienoje ir kitoje ES šalyje turi turėti tokias pat teisės kaip ir to šalies pilietis. Būdami ES piliečiais galime naudotis visomis bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis. Galime laisvai keliauti po Europos valstybės, jose mokytis, dirbti ar kurti savo verslą. Nors iš esmės bendroji rinka veikia gerai, tačiau klaidų, nesusipratimų kartais pasitaiko. Pavyzdžiui, ieškodami darbą ar dirbdami Europoje galite susidurti, bendraudami su valdžios institucija, su tam tikrais keblumais. Neįgali nepripažinti jūsų profesinės kvalifikacijos ar Lietuvoje įgyto diplomo. Gali būti keblumų dėl socialinių garantijų. Verslininkai gali susidurti su papildomais nacionaliniais reikalavimais, draudimais, tikrinimais. Mes siūlome kreiptis į Solvit, nes Solvit yra problemų sprendimo tinklas, kuris padeda piliečiams ir verslo atstovams
spręsti problemas, kai valdžios institucijos neteisingai taiko ES teisės aktus jų atžvilgių ir tai pažeidžia jų teises. Todėl tikrai verta žinoti apie Solvit, nes mes jeigu gauname skundą ir matome, kad tai yra ne mūsų kompetencija, mes visuomet stengiamės padėti nukreipti tinkamą linkme. Pavyzdžiui, į jūsų Europos patarėją, EURES ar Europos vartotojų centrą. Į mus kreipiasi lietuvė gyvenanti Airijoje ir turinti slaugytojos profesinę kvalifikaciją įgytą Lietuvoje. Pagal savo specialybę ji norėjo dirbti ir Airijoje. Todėl kreipėsi į Airijos atsakingą instituciją dėl savo diplomo pripažinimo. Tačiau minėtoji institucija per nustatytą laiką nepriėmė jokio sprendimo, nedavė jai atsakymo. Tuomet moteris kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą. Solvit tinklui susisiekus su minėtąją instituciją, jos sprendimas buvo priimtas nedelsant ir diplomas pripažintas, o moteris galėjo dirbti pagal savo slaugytojos kvalifikaciją Airijoje. Privalumai po darbo Maltoje, jie turbūt pasimatė praėjus geram pusmečiui, gal net metams. Nes tu grįžti karštas, pilnas emocijų, atrodo viskas buvo, ką tik vyko. Tačiau praėjus tam tikram laikui, tu suvoki, kiek tu pasiėmei kitos kultūros, ką tu pamatėjai, ką tu išmokai. Padavėjos darbas, jis leido bendrauti su klientais, todėl buvo tobulinama anglų kalba. Nes Maltoje yra 2 valstybinės kalbos, maltiečių ir anglų, todėl niekas neprieštaravo, niekas neįsižeidė, kad aš juos kreipiuosi ne vietos kalba, o pripažinta anglų kalba. Linkiu visiems ir jaunimui, ir ne tik nebijoti norėti, svajoti, imtis veiksmų, kad ir nedidelių. O jeigu kelyje į savo tikslą susidurėt su problemomis, tai žinoti, kad visos jos vienu ar kitu būdu yra išsprendžiamos.